Aš žinokit, turiu iš po Valentino dienos, iš po meilės dienos vieną anekdotą. Žodžiu, kaip prastai baigėsi Valentino vakarienė vienai įsimylėlių porai. Žodžiu, jie nusprendė sužaisti, tokį žaidimą, vaidmenimis. Tema – gydytojai ir pacientai. Oho. Viskas baigėsi galingų konfliktų po to, kai vyrukas apsirengė baltą halatą, ėjo kambarį, kur sėdėjo jo mergina ir jis pasakė: dietologą kvietėte? Va taip, tikėkimės jūsų vakarėlis buvo geresnis, nei baigės tam bičiui. Protingas vyras žino, kokie drabužiai ir batai patinka jo žmonai. Todėl ir stengiasi su jie vaikščioti per kilometrą nuo parduotuvių, kur jie parduodami. Yra sakoma, kad moteris kaip didžiausią skausmo lygmenį įvardyja gimdymą. Vyrai tuo tarpu sako, kad dar didesnis skausmas yra nukristi ant dviračio skersinio važiuojant. Ir kad vyrai yra teisesni, rodo pavyzdys. Praėjus kažkiek laiko moteris sako: norėčiau galbūt gimdyti dar kartą. Jūs suraskite vyrą, kuris sakytų: žinokit, kaip norėčiau dar kartelį nukristi ant dviračio skersinio. Tokio nėra. Dar vienas. Vyras su žmona keliauja ir sustoja viešbutį. Pernakoja, ryte reikia, sumokėti, atsiskaityti. Administratorius sako: 350. O, vyras nustemba, kodėl taip daug? Matot, mūsų viešbutis aukštos klasės, turim sauną, baseiną, treniruoklių salę, dėl to kaina didesnė. Palaukit, sako, tai ką mes pernakvojam tik tais ir važiuojam toliau, nei mes čia naudojamės, nei ką. Bet žinokit, turėjot galimybę pasinaudoti? Turėjot. Gerai, vyras ištraukė 100. Palaukit, sako, taigi sakau, 350, ne 100. Aš tai išskaičiavau 200 pėm, kad permiegojot su mano žmona. Tai sako, aš nepermiegojau, administratorius. Bet tokią galimybę tai turėjot? Turėjot. Žodžiu, Jungtinėse Arabų Emiratuose Ferrari salonas pradeda veikti nuo 7 valandos ryto. Kodėl taip anksti? O tam, kad kai kurie dirbantieji turėtų su kuo nuvažiuoti į darbą. Manau, kad čia net ne anekdotas, čia realybė. Gerulis. Dar vienas valdininkas atkreipė jaunuolio dėmesį į tai, kad anketoje ant I trūksta taškelių. Jaunuolis sako: palaukit, tai uždėkit, koks skirtumas, užpildžiau CV, viskas čia paruošta, gerai. Ne, sako, negaliu, šriftas turi būti vienodas.